Chronologinės Evangelijos, Mesijo gyvenimas ir 70 savaičių tarnavimas suteikia galimybę skaityti Evangelijas ir Ješuo mokymus tokia tvarka, kokia jie pasirodė, ir naujesnio požiūrio kontekste sugrąžinti gyvybę ir aistrą į puslapio žodžius. Chronologinės Evangelijos išsprendžia daugelį problemų, kurios kyla iš vakarų pagonių klaidingos senovės hebrajiškų raštų kalbos, žemės ir kultūros supratimo. Tai yra paradigmos pokytis žydui, kurio jis laukia visą gyvenimą. Tai yra nuostabi, niekada nepasakota istorija, viskas apie Ješuą, pranašą, pažadėtąjį Mesiją. Prisijunkite prie manęs čia, Izraelio žemėje, kur mes imsimės chronologinės ir archeologinės kelionės per Evangelijas. Jūs niekada nesate matę nieko panašaus. Aš, Maiklas Rūt. Pasiruoškite dideliam prabudimui. Mato, Morkaus ir Luko Evangelijos aprašo Ješuo Krikšto įvykį per jo gundymą dykumoje. Nė vienas iš jų nebuvo su juo nei per krikštą dykumoje, nei kai jis buvo gundomas. Jie pateikia tikslius įrašus iš dviejų pirmųjų šių įvykių liudininkų – Ješuo ir Johanen. Johanen ben Zacharaja, Jonas Krikštytojas, skelbė, jog matė apreiškimą patvirtinantį momentą, kad šventoji dvasia balandžio pavidalu nusileido ant Ješuo. Tada jis išgirdo balsą iš dangaus skelbiantį: tai mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Kai Ješuo išlipo iš vandens, jis nedelsiant buvo nuvestas į dykumą, kur jis pasninkavo ateinančias 40 dienų ir naktų. Po jo 40 dienų pasninko 41 dieną atėjo šėtonas gundyti Ješuą. Po pasakojimo apie gundymą Matas, Markas ir Lukas ateinančius 2 mėnesius mirtinai tyli, iki Ješuo grįžta į Jeruzalę Šavot sekminių šventei ir sužino, kad jo pusbrolis pranašas Johanen buvo Erodo įkalintas. Tik Jono Evangelija pasakoja apie įvykius nutikusius Jordano upės krantuose, kai Johanen buvo apklausiamas kunigų ir levitų, kuriuos atsiuntė fariziejų kontroliuojamas Nedreonas. Tai buvo 41 Ješuo tarnystės diena, kada įvyko ir Ješuo gundymas ir Johanen tardymas. Tai buvo diena prieš Ješuo grįžimą iš dykumos. Tai buvo po to, kai Ješuo grįžo iš dykumos, kai Johanen paskelbė: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Tai yra Jono Evangelija, kuri apima kasdienius Ješuo tarnystės įvykius nuo tos dienos, kai jis grįžta iš dykumos, iki išvykimo iš Jeruzalės po Šavot šventės. Žinau, kad sekos prieštarauja kiekvienam jūsų matytam Holivudo filmui, bet tai vienintelė versija, kuri yra teisinga šventųjų Dievo vyrų, kurie buvo paraginti šventosios dvasios parašytam scenarijui. Dabar įsigilinkime į smulkmenas, nes dangaus karalystė slypi detalėse. Siekdamas sumažinti painiavą šiame epizode, kalbėdamas apie Evangelijos autorius, naudosiu Jono vardą ir Johanen, kai kalbama apie tą, kuris vakaruose vadinamas Jonu Krikštytoju, nors jie abu buvo pavadinti Johanen. Toks buvo Johanen Jono Krikštytojo liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti. Jono Evangelijoje karaliaus Jokūbo versijoje terminas žydai iš viso vartojama 64 kartus ir jis visada reiškia fariziejų lyderius. Šiuos kunigus ir levitus fariziejų atsiuntė dokumentuoti Johanen liudijimą. Tai buvo šiandieninio teisinio pareiškimo atitikmuo. Jie apklausė jį, kad nustatytų, ar yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima apsvarstyti kaltinimus Johanen erezija, kuris griauna tautos religinės sistemas. Ir tai yra Johanen liudijimas. Ješuo kelis kartus mini šį liudijimą per aistringus ginčus su fariziejais. Taigi, dar kartą, toks buvo Johanen liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti: kas tu esi?
Be dvejonės Johanan prisipažino, aš nesu Mesijas. Tada kas tu esi? Ar tu Elijas? Jis atsakė, nesu. Ir vėl jie paklausė, ar tu pranašas? Jis atsakė, ne. Kai jie paklausė Johanan, ar jis pranašas, jie turėjo omeny Mozės užrašytą apreiškimą pakartoto įstatymo 18 skyriuje apie pranašą, kurio turime klausyti ir paklusti jam. Pranašystės nebuvo aiškios. Ar pranašas ir Mesijas yra vienas ir tas pats asmuo, ar du asmenys. Tad jie apėmė visas galimybės pagal pranašą Malachiją, kuris pasakė, kad Elijas turi ateiti prieš Jehovą dieną. Tada jie tęsė, tai kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save? Jis tarė, aš dykumoje šaukiančio balsas, ištiesinkite Jehovą kelią. Ir kaip yra pasakęs pranašas Izaijas, 24 eilutė. Koenai ir levitai buvo atsiųsti fariziejų iš Jeruzalės. Fariziejai valdė Sinedrioną. Rabinų aukštasis teismas teigia, kad tik jie yra atsakingi už Mesijo patepimą Izraelio karaliumi. Jono Evangelija yra unikali tuo, kad kalbant apie religinius lyderius fariziejus, vartojamas terminas žydai. Terminas žydai visada vartojamas negatyviame kontekste dėl pastovaus Ješuo konflikto su fariziejais dėl jų sugalvotų taisyklių ir nuostatų. Tačiau reikia atsiminti, kad visi tie, kurie sekė Ješuo, buvo žydai, kad tie, kurie buvo išgydyti, buvo žydai. Ir pats Ješuo buvo žydas. Neinformuotam pagonių skaitytojui Jono Evangelijoje esantis terminas žydai sukelia antižydišką nuotaiką, kadangi kontekste tai suprantama kaip atskirtis tarp tų, kurie sekė Mozę ir laikėsi įsakymų, ir tų, kurie vadovavosi savo sugalvotą religinę sistemą, pasinaudodami kai kuriais Mozės mokymais, bet papildydami parašytą Torą ir atimdami iš jos tai, kas jiems patogu. Šiandien sugalvotos taisyklės ir Dievo įsakymų neigimas yra daug labiau paplitę šiandieninėje bažnytinės religijos versijoje, nei buvo tarp Ješuo laikų fariziejų. Tada jie paklausė, tai kodėl krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas? Johanan atsakė, aš krikštiju vandeniu, bet tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas, kuris po manęs ateina, kuris pirmesnis už mane yra. Jam aš nevertas atrišti sandalų dirželių. Šie dalykai vyko Beit Abora už Jordano, kur Johanan krikštijo. Johanan liudijimas kunigams ir levitams baigėsi vieta Beit Abora, kurioje liudijimas buvo užrašytas. Sekančią dieną, kai Ješuo grįžo po savo 40 dienų pasnikų ir gundymo, Johanan vis dar krikštijo Beit Abora vietoje. Beit arba Abora reiškia namas, kas reiškia pereiti, iš kur ir gauname anglišką žodį hebrajas. Abraomas buvo pirmasis hebrajas, kai jis perėjo Eufrato upę pakeliui į pažadėtąją žemę. Jis paliko Babiloną ir savo tėvų namų pagonybę, ieškant vieno tikrojo Dievo. Abraomas buvo pirmasis, kuris ieškojo hebrajiškų tikėjimo šaknų. Laikas pabusti ir įsitraukti į tarnavimo darbą. Esame ant atpirkimo amžiaus ribos. Beit Abora buvo didžioji Jordanijos brasta. Jie vis dar turi pavadinimą Mahadet Abora, perėjimo brasta. Jie yra maždaug 25 mylios į rytus nuo Nazareto, į pietus nuo Jordano ištekėjimo iš Galilėjos jūros. Senovės Izraelyje tai buvo sustiprintas karinis objektas su kareivinėmis kariams. Šiandien tai yra DMS, demilitarizuota zona tarp Izraelio ir Jordanijos, pilna minų laukų ir elektrifikuotų koncertinų laidų. Niekas labai nepasikeitė nuo teisėjų laikų.
Beit Abora yra Ma Abora, kur Jeftos ir Gileado kariai buvo okupuoti po karo su amonitais. Jefta ir jo kariai nužudė 42 tūkstančius bailių efraimitų, kurie atsisakė eiti į kovą su jais, bet liko patogiai savo bendruomenėse, o jų tautos išlikimas kabojo ant plauko. Būtent prie šios brastos, prie Jordano, Jefta apklausinėjo bestuburius efraimitus, prašydamas jų pasakyti žodį šibolet. Kai jie negalėjo tinkamai ištarti šin garso, kaip vardė Ješua, bet galėjo pasakyti tik sibolet, kaip būtų Jesua, jų kalba atskleidė juos kaip efraimitų dezertyrus ir Gileado kariai išžudė juos, kai jie bandė pereiti per Jordaną ties Beit Abora. Prieš bandant pereiti į pažadėtą žemę, pravartu praktikuoti š garsą, praktikuoti sakant Ješua. 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 Beit Abora buvo ne tik vieta, kur Ješua buvo panardintas, tai taip pat vieta, kur jis perėjo per Jordaną praėjus 42 dienoms, kitą dieną po šėtono gundymo. Dėl savo likimo paskirimo jis negalėjo vėluoti nė dienos. Jono 1:29. Kita diena yra 42 Ješua tarnavimo diena. Tai diena po to, kai Ješua po 40 dienų pasninko įvykė gundymą. Tai taip pat diena po to, kai Johanan paliudijo kunigams ir levitams, kuriuos atsiuntė fariziejai. Bet kiekviename Holivudo filme šis įvykis vyksta tuo metu, kai Jėzus ateina pas Joną krikštytis. Tai sunaikina Evangelijos įrašų chronologiją, dėl kurios mūsų protėviai mirė, kad ją apsaugotų ir ji patektų į mūsų rankas. Tęskime. Kitą dieną Johanan, matydamas Ješuą ateinantį iš dykumos jo link, sušuko: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Pagal pranašišką kalendorių tai viena svarbiausių dienų istorijoje. Prieš 100 metų, kai dar buvome Babilone, angelas Gabrielius nurodė pranašui Danieliui, kad Dievo tautai ir šventajam Jeruzalės miestui bus paskirti 77. Šis 77 ar 70 savaičių, kaip tai buvo išversta angliško karaliaus Jokūbo versijoje, buvo padalinta į skyrius. 77, 7 septynetai, 62 septynetai, po 62 septynetų 1 septynetas ir pusė septyneto. Danieliaus pranašystės dalis, į kurią turime sutelkti savo dėmesį, yra 25 Danieliaus 9 skyriaus eilutėje. Nuo tada, kai bus duotas įsakymas atstatyti Jeruzalę, iki pateptojo kunigaikščio pasirodymo praeis 7 savaitės ir 62 savaitės, ar iš viso 69 septynetai. Raštininkas Ezra aprašė tą dieną, kai Izraelis perėjo Eufrato upę, Artakserso įsakymu grįžtant atkurti ir atstatyti Jeruzalę. Tai buvo 70 karaliaus Artakserso karaliavimo metų 1 mėnesio 1 diena, 457 metai prieš mūsų erą. Tai buvo akimirka, kai prasidėjo Danieliaus pranašysčių laikas. Lygiai 483 metai arba 7 kartus po 69 metus po Artakserso įsakymo eiti ir atstatyti Jeruzalę, atveda mus į mūsų eros 27 metų 1 mėnesio 1 dieną. Tai buvo diena, kai Ješua perėjo Jordano upę ir Johanan paskelbė pasauliui: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Šis svarbus įvykis įvyko Beit Abora, perėjimo namuose. Pagal kuriojo kalendorių tai buvo biblinė Roš Hašana, metų galva, 27 mūsų eros metų 1 mėnesio 1 diena. Tai buvo, kai Ješua įpusėjo 29 savo metus, jam dar nebuvo 30, taip kaip praneša Lukas. Tai yra nuostabu pranašystė, kurią angelas Gabrielius perdavė Danieliui iki 483 metų pabaigos buvo įvykdyta.
Pirmieji Danieliaus pranašystės segmentai išsipildė tiksliai. Jiems galėjo vadovauti tik visatos šeimininkas. Bet lieka išpildyti 70-ąjį septynetą, kuris prasidės patvirtinus sandorą, kai Zacharijaus termobranduolinio karo zenite bus apreikšta sandoros skrynia. Iki karaliaus Ješuos sugrįžimo valdyti žemę geležinė lazda dar liko keleri metai. Laikas pabusti ir įsitraukti į tarnystę. Esame ant atpirkimo amžiaus ribos. Ješua buvo dangiškojo tėvo pateptas kažkuo daug reikšmingesniu nei alyvuogių aliejus. Jis buvo pateptas šventąja dvasia. Tuo metu, kai Johanan paskelbė Ješuą Dievo avinėliu, jis taip pat paliudijo apie tai, ką matė tuo metu, kai Ješuo buvo pakrikštytas 40 dienų prieš. Atkreipkite dėmesį, kad Jonas neaprašė Ješuo krikšto, kaip tai vyko, bet jis dokumentavo Johanan liudijimą apie tą įvykį. Čia tas, apie kurį pasakiau, po manęs ateina vyras, kuris pirmesnis už mane yra, nes anksčiau už mane buvo. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, atėjau krikštyti vandeniu. Tada Johanan paliudijo sakydamas, aš mačiau dvasią lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus ir ji pasiliko ant jo. Aš jo nepažinojau, bet visagalis, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią bus tas, kuris krikšti šventąja dvasia. Ir aš, Johanan, mačiau tai ir liudiju. Štai šitas yra Jehova sūnus. Kita diena, dabar jau yra 43 diena, tai yra sekmadienis, 27 mūsų eros metų kovo 30. Johanan stovėjo su 2 savo mokiniais, kai pamatė prisiartinant Ješuą. Jis ir vėl paliudijo, štai Jehova avinėlis. Johanan išgirdo balsą iš dangaus skelbiantį Ješuą kaip jo mylimą sūnų. Tačiau jis pranašiškai paskelbė jį kaip Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Kaip kad avinas tankmėje buvo Abraomo sūnaus Izaoko pakaitalas. Taigi, pirmųjų metų ėriukas buvo Izraelio tautos pakaitalas Pesacho metu. Abi pakaitinės aukos numatė Dievo sūnų kaip visos žmonijos atpirkėją. Johanan liudijimas buvo paskelbtas pirmąją avivo miežių mėnesio dieną, pirmąją naujųjų metų dieną, kuri netrukus pradės priimtinus viešpaties metus, kurie tais metais prasidėjo per sekmines. Daugelis Eusebėjaus gynėjų bandė iš naujo apibūdinti Ješuą kaip 3 metų raudoną telyčią, kad jie galėtų išradingai išlaikyti Eusebėjaus 3,5 metų tarnystės prasimanymą. Mes dar turime atrasti vieną Biblijos tekstą, kuris būtų skaitomas. Štai, Dievo karvė, kuri naikina pasaulio nuodėmę. Taip pat neradome hebrajiško Izaijo teksto, kuriame būtų skelbiami priimtini 3,5 viešpaties metų. Tiesą sakant, Izraelio istorija niekada nebuvo 3 metų raudonos telyčios. Talmude ir Mišnoje pateikiamas išsamus raudonosios telyčios kvalifikacijos aprašymas, kurios visas kaip diena, įskaitant jos mėšlą, turėjo būti sudeginta iki pelenų, kurie dedami į apsivalymo vandenį, bet kurios reikalavimus atitinkančios raudonosios telyčios ne jaunesnės nei 2 metų ir ne vyresnės nei 5 metų amžiaus pagal išminčius buvo pripažįstamos tinkamomis. Hebrajiškose raštuose visiškai nekalbama apie raudonosios telyčios konkretų amžių. Doktrina apie Jėzų kaip 3,5 metų raudoną karvę yra visiška nesąmonė. Diena po to, kai Johanan pirmą kartą paliudijo apie Ješuą kaip Jehova avinėlį, antrąjį liudijimą jis davė tiesiai 2 savo mokiniam, Andriejui ir, kaip mes žinome, vėliau iš Evangelijos kitam mokiniui Jonui. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nusekė paskui Ješuą. Ješuą atsigręžęs ir pamatęs juos sekančius paklausė, ko norite? Jie atsakė, Rabi, kur gyveni? Kreipinys Rabi tiesioginė prasme reiškia didis.
Tai buvo pagarbos titulas išrastas ir skirtas fariziejams. Bet Johanan mokiniams buvo saugu jį panaudoti tam, kuris naikina viso pasaulio nuodėmę. Nors Ješua draudė savo mokiniams priimti šį fariziejų kilmingumo titulą, jis nepriekaištavo jiems, kad jie jį vadintų rabi. Jis paaiškino savo mokiniams, kad jie visi yra broliai tam pačiam lygmenį ir kad jis vienintelis yra didis. Ješua mokinys niekada neprisiimtų didybės titulo, kurį jis uždraudė savo pasekėjams priimti, arba paimti savo titulą, į kurį pretenduoja karalių karalius. Ješua yra vienintelis didis. Mes visi esame neverti atrišti sandalų to, kuris buvo nevertas atrišti Ješuo sandalus. Rabi, kur gyveni? Ješua jiems atsakė, ateikite ir pamatysite. Jie nuėjo ir pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų Johanan mokinių, kuris nusekė paskui Ješuą, buvo Andriejus, Simono brolis. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną. Radome Mesiją, kuris interpretuojamas kaip Kristus. Graikiškame tekste pridėta skliaustelinė frazė, apibrėžianti žodį Mesijas, kuri yra aiškinama kaip Kristus. Hebrajiškas žodis Mesijas techniškai reiškia vyriausiojo kunigo pateptas aliejumi, kas buvo daroma kiekvienam Izraelio karaliui. Jono Evangelijoje į graikų kalbą buvo 2 kartus išversta Mesijas, bet visus kitus kartus jis buvo pritaikytas graikiškai kaip Kristus, kuris gaunamas iš žodžio krestas, kuris reiškia suteptas riebalais, įprasta graikų odinių kovos skydų konservavimo praktika. Mums tikrai nereikia versti žodžio Mesijas, kai kalbam apie Ješuą. Nors kiekvienas Izraelio karalius buvo pateptas kaip Mesijas, Ješuo buvo pateptas dangiško tėvo kažkuo daug reikšmingesniu nei alyvuogių aliejus. Jis buvo pateptas šventąja dvasia. Jis ne tik pranašas, kurio mes turime klausyti ir paklusti. Jis yra Mesijas, kuris nuo savo sosto Jeruzalėje valdys pasaulį 1000 metų.